покупаем в Европе, продаем на Казахстан. Нам платят с Казахстана. Мы везем в Казахстан. Типа, на самом деле, Казахстан не. Susipažinkite. Verslininkas Marijanas Vavilovas. Vilniuje veikusių krovinių gabenimo įmonių Didneriai bei Jumbo Transport akcininkas ir ilgametis Jumbo Transport vadovas. Sienos gautuose pokalbių įrašuose Vavilovas atviru tekstu pasakoja, kaip apeidinėja ES sankcijas. Apie sankcijų apėjimo schemose dalyvaujančias Lietuvos įmonės pasakojame ne kartą. Nuo prabangos prekių gabenimo į Rusiją iki rusiškos ar baltarusiškos medienos importo. Iš Baltarusijos? Jo, nes Rusija yra toli, iš Rusijos per toli vežti. Tai jas tempia iš Baltarusijos, bet kadangi negalima, tai padaro kirgiziškus dokumentus. Okay. Bet šis atvejis visiškai kitoks. Nes Marijano Vavilovo verslas vienu metu veikia dviejose frontuose. Tiek, kaip pasakojo pats Vavilovas, gabendamas sankcijinius krovinius į rytus, tiek aptarnaudamas Lietuvos kariuomenę. Valstybės išdavikai. Mūsų valstybės išdavikai. Ir šiuo atveju tai, ką jie daro, jie vienareikšmiškai prisideda prie rusų gebėjimo žudyti civilius. O kokia garantija, kad su ta pačia įranga, su tom pačiom sankcijų apėjimu nepradės rusai aktyvių veiksmų prieš kitas šalis, pavyzdžiui, Baltijos valstybės. Ar jūsų negraužia sąžinė aptarnaujant Lietuvos kariuomenę, kai tokie kroviniai keliauja rytų kryptim? Ką reiškia manęs negraužia sąžinė?